Atlėkiau 14 valandų vieną galą. Žodžiu, metus laiko bandėm nukauti vienaragį. Vienaragis pas mus yra labai specifinė mašina. Negali sakyti, kad negalėtų būti geresnių, bet tai tiesiog mūsų įmonės rekvizitas, kaip bebūtų tos gamybos linija. Bet va būtent tą, ką nupirkom, buvo mūsų metų tikslas realiai. Nupirkti kuo geresnę kainą, kuo geresnę komplektaciją, pačią geriausią A6. Žodžiu, bijau pameluoti, dabar buvo kokios 3 gal valandos vakaro. Pamačiau tą skelbimą ir tiesiog pašokau nuo kėdės. Viskas, sakau, reikia mums šitos mašinos. Ir taip gavosi, kad susirašinėjom su pardavėju, viskas tiesiog labai sklandžiai praėjo. Ir vakar išvažiavau naktį, važiavau iki 12, sustojau, mėgau 6 valandas, sakau, tą mašiną vis tiek paimsim, bet kokiu būdu. Ir šiandien atvykom prie tos mašinos. Tai, kai pamačiau, iš tikrųjų, tai negalėjau zūbų sutraukti, dabar jau biškį atslūgo emocija, ant kiek aš pats džiaugiuosi, kaip aklai vištai grūdas. Tai ta mašina ne tai, kad paprastai jinai turi gamyklinį tuningą Stage 1, turi labai daug dalykų, einam apeisim viską ir bus tiesiog paprasčiau suprasti. Nes kai pamačiau, net nereikėjo apžiūrėti iš toli, va taip, priėjau, pasižiūrėjau, viskas, imam. Tai va, o mašina Audi A6, 2019 metų, sakysit nieko blatno, o aš jums pasakysiu, kas čia labai gerai. Einam iš tos pusės, biški gražiau saulė kris. Tai pradėkim nuo to, kad automobilis yra gamykliškai tuninguotas, Stage 1, pridėta 7,5 arklio galios ar kažkas tokio, tada automobilis turi originaliai užbūstint turbiną. Tai reiškia viskas taip, kaip turėtų būti. Toliau, grilius priekinis, turim distroniką, turim parkingus, turim, jeigu neklystu, čia gal paprasti žibintai bus LED. Turim priekinę kamerą, reiškia yra 3, turim lipą apačioj, tai reiškia lipas vienoje vietoje biški nubrauktas. Ratai R20 Continental padangos ir mes čia turim Asanti kažkokie itališki bus ratai, tai nežinau, šitą įmonę reiks pasidomėti, kas čia per įmonę, turim S-Line. S-Line'as, mėlyjei, šitas automobilis yra. Tai reiškia dar aukštesnės klasės nei paprastas, tai reiškia gražesnį buferį, gražesnės apdailos ir taip toliau. Žodžiu, einam į galą. Galas. Nežinau, ar tai yra pilnas duslintuvas, bet aš jau matau, kad jau bus sportinis. Reiškia gale difuzorius, galinė vaizdo kamera, karboninis spoileris. Va taip va šitas automobilis atrodo. Ką mes čia turim apačioj, aš pats nepamatysiu, bet gali būti, kad čia gali būti ir priburta kažko. Nebus visiškai sportinis duslintuvas, bus tik tai gražus galas padarytas. Stabdžiai galėtų būti geresni, bet ir taip jau gerų dalykų pilna. Tai va, karboniniai veidrodėliai. Gal aš jums parodysiu tiesiog, ką žmogus dar įdėjo. Tai reiškia, įdėjo originalų grilių, įdėjo originalią apačią, lipas, kitas lipas. Tada filtro dėžė yra dar originalūs veidrodėliai. Gale turim užuolaidas, Bang Olufsenai. Kasgi kito bus šitoj mašinai, jeigu ne Bangai, ne? Mašina turi juodą saloną, turi ventiliuojamas šildomas sėdynės, RS kilimėlius iš kažkur. Vairas paprastas. Dabar mes, aišku, jos nepasižiūrėsim, bet aš dabar galvoju, ar čia tik nereikės mums nuimti pirštą antspaudą. Žodžiu, raktas mašinai. Viskas čia veikia. Nu ir ką, saloniukas? Saloniukas tai, ką žinau, kaip naujas. Realiai Alkantaros tik trūksta. Daugiau viskas yra. Sėdynės patogumo max, vietos labai gerai. Turbūt, kad tiek. Tai čia jau žinot. 3 litrų variklis, 3 litrų su viena turbina per vidurį eina, tai reiškia šitas variklis eina į Porschus, eina į Audinės, Q7, S6, S5, SQ5 ir taip toliau. Kas pasidaro su tais varikliais, tai jie tiesiog nelaiko apačia. Tai labai toks užburtas ratas. Nekiti laiko tepalo, sueina indeklai, sueina apačia pradeda feilinti, tada nebet laiko spaudimo, daug didelė jėga paduodama į apačią, apačia išsiskečia, o šitam automobiliui tiesiog išsiskėtė apačia, išlindo pusašis arba stumoklio koja pro bloką galimai, o gal dar neišlindo, yra nuotraukos, pirkėjai, tas, kuris pirks automobilį atsiūsim, o dabar žiūrim, kas čia pridaryta. Tai kaip ir buvo galima tikėtis įdėtas sportinis išmetimas, tai jisai, reikia žiūrėti kokią firmą, bet labai gerai, kad čia karbonas atskirimas, tai filtras tikrai atrodo kokybiškas, žinoma, kompas bus čipuotas, vieną turbą ant viršaus, filtre bus drožlių, kaip bebūtų, kitaip nebus ir viskas, čia, turbūt, kad čia viskas. Dar pažiūrėkim, ką mes turim gale, kas čia pas mus dar įdėta. Taip, rakteliai, čia kažkas ateina, kažkas įsijungia, nežinau, kažką reikia įjungti ir kažkas įsijungs, tai mes jau čia nebeatrasim. Va taip atrodo galas, va.
O dabar mes eisim ieškoti, kur atsirakina mums greičio dėžė, nes tą mašiną mes tiesiog tempsim su gervent ant trailerio ir važiuosim namo. Čia matot per pusę stogo panoramą ar pusę panoramos, nežinau kaip čia pavadinti šitą dalyką. Ir aš galvoju, čia tą lipą jaučiu, gal prieš kraunant reiks nusukti kažkokį būdą. Nežinau, nesuprantu. Nu, Q7 būna čia, o kur 6? Neturėtųgi būti kažkur nesąmoningoje vietoje, ne? Kol kas neįsivaizduoju, einu googlinti, nenorime šitos mašinėlės sulaužyti, o kai pagooglinsim, tada bus aišku, kur. Kaip ta influencerė sakė, valgykit morkas, užkrito. Nu ta, Diora sakė, valgykit morkas. Nu va ir prasideda bajeriai. Tiesiog dingo trauka. Važiavo, tai puf, nei čeko, nieko, vos kabliuoja. Žodžiu, Audi taip niekada nepadarytų. Čia neįsivaizduoju net kas atsitiko. Tiesiog mašina važiavo į kalną, puf, ir nebėra. Temperatūra biškai pakilo. Neįsivaizduoju, žodžiu, nebėra traukos, atrodo, kad turbo nusprogus būtų. Va toks jausmas. Grinai kaip iš tuščios eigos važiuotų mašiną ir viskas. Bandom važiuoti toliau. Sėdžiu ir vien su savim kalbuos dabar. Kas galėjo atsitikti? Variklis sukasi. Jausmas, kai važiuočiau be turbos. Taip gazo duodė, nėra pagalbos. Bėgėjęs iki kiek tik nori. Bet ant tiesiosios, jeigu į kalną stoja, bet nereiškia, kad neužvažiuoja. Krautos su traileriu užvažiuoja. Tiesiog kažkas buvo. Tai variklis sukasi. Check engine neužsidegė. Dabar gaunasi taip, kad mašina neturi tiesiog jėgos. Nu, aš galvočiau, gal šlangas sprogo. Dabar lietus lyja, aš ir stot nenoriu. Ką šitą šlangą pažiūrės kiaurą, kaip jinai kiaurą pučia? Toks jausmas, kad prieš kalną važiuojant interkuleris buvo įstempęs ir tiesiog sprogo kažkas. Bet čia tik teorija dabar, nežinau, nes nu ką, būtų išmetę čeką, kaist pradėtų. Nes jausmas grinai toks buvo, kaip atrodo, kad važiuoja, nutrūko kažkas ir nebėra gazo. Bet mašina važiuoja. Tai kas tada pasidarė? Nežinau, kas čia bus, bet gerai riešutų yra. Nieko nebematau. Nu jeigu aš būčiau tarp Audi, tai nebūtų taip baisu, gali pasakyti. Bet kai aš tarp Mirso, aš nežinau, ko lauk. Nu ką, aš žinau. Nieko aš neradau ir dabar galvoju. Interkulerio šlangos tvarkoj, turbinos šlangos tvarkoj, nors ten nėra kam nukryst. Realiai, kas įdomiausia, man atrodo, kad turbinos valdymo blokas stovi ten tokia šakutė, kur žemyn aukštyn važinėja. Gal jin pavargo ir atsijungia tiesiog. Tikrai žinau, kad esam vienam klientui kažkada keitę, dar kai mašinas remontuodavom. Tai tikrai žinau, kad esam vienam klientui keitę, kai mašinas remontuodavom, nes perkūriau mašiną ir mašina idealiai važiuoja vėl yra trauka. Tai reiškia, kažkur nesuveikia elektronika, tai ko gero valdymo blokė. Nu, toks pizdukas vaikšto žemyn aukštyn, ten yra prie turbinos. Tai aš manau, kad bus šitas, nes daugiau nėra kam. Nežinau, nu, turbina nusprogtų, nu, tai tada vėl kitai būtų, dabar perkūriau ir vėl gerai. Tai reikės žiūrėti, jeigu kartosis, reiks tada užsakyti, bandyti pasikeisti įsivaizduojamą detalę ir tikėtis, kad bus gerai. O dabar mes ką? Einam į viešbutį. Antrą naktis viešbutį, kadangi taip gavosi o rytoj parvažiuosim namo. Tai va, viskas, susitiksim jau rytoj. Rytoj reikia pristatyti pakrovimą A6, bulką reikia pristatyti raudoną ir rytoj bandysim dar
kažkokią mašiną nupirkti, gal vietoj, gal važiuosim Volvo X9, dar tiksliai nežinau. Tai va, viskas, keliamės į rytojų. Mersas, žodžiu, spardosi su turbinos bloko reguliatoriumi, žodžiu, sklendė atidarinė. Yra tokia sklendė, jie plasmasiuk skiluoja pirmin atgal ir jinai ko gero biškį paėjo į šoną. Ką mes veikiam šiandien? Tai šiandien atvykom į nukrovimą, tai reiškia mašina buvo čia, mašina dabar yra čia ir pakėlus kažką nutraukė. Iš karto matom, tai reiškia netgi, kad ir kaip stengiasi kartais pakeltas mašinas, būna nutrunka kažkokia šlanga. Dabar panašu tai, kad nutrūko kažkokia vandens šlangutė, nes nei smirda, nei kvapo, nei kažko kaip vanduo. Nežinau, iš kur bėga, bet iš kažkur išbėgo tiesiog vanduo. Tai va, tai vakarykštė audinė, A6 pristatyta į pakrovimą, sufotkinta, va čia galite matyti irgi išbėgo. Tai kažkoks skystis, iš kuris bėga. Tai dabar nepasakysiu, bet jeigu matosi, tai yra biški paliesta ana pusė. Tuoj parodysiu, kad matytųsi geriau. Tai va, kažkuri apsauga yra patraukta, tiesiog atkabino apsaugą ir galimai palėtė kažkokią šlangelę. Tai nieko nepadarys, taip nutinka kartais. Tai kaip bebūtų, tas mašinas krauna technika, metalas į metalą ir reikia džiaugtis, kai tiesiog visas kėbulas nėra nudaužytas, o ir taip pasitaiko, o jeigu nepasisekė kažkas, tiesiog reikia bendro supratimo, kad neina tiesiog kartais nusaugoti, idealiai nebus ir metalas į metalą, o kai metalas į plastiką, tai ir trūksta į šonus, tai kaip ir nuo to neapsisaugos. Tai va, tai liūdna, kad nutrūko, bet nutraukė man matant, tai tikrai kažko baisaus nepadarė, tai ką žinau, gal sujungimas, gal šlanga, gal kažkas. Nieko, paklausim jau gavėją informuosim, kad taip atsitiko ir kad apgailestaujam. Ir šitoj vietoj beliks tik pažiūrėti, kokia ta žala padaryta. O dar kol mašina parkeliaus, tai gal dar vienas kitas nubraukimas atsiras, gal dar kažkas dar nepasiseks. Tai kol kas mašina pristatyta, važiuojam toliau. Nėra pavykę dar įsiruošti šitam GL, tai reiškia reikia dar laikiklio, tai čia, tai ten, žodžiu, dar reikia su ranką laikyti, labai nepatogu dar kol kas filmuoti. Nebuvo kada, reikėjo lėkti ir dabar lėkiam. Tai kaip matėt, prieš tai nusimetėm Audi A6 nupirktą jau kliento ir jau 5 valandas važiuojam. Buvau reikaluose, žodžiu, ieškojom daugiau mašinėlių, ką jums pasiūlyti. Ir sakau, dabar greit pakomentuosiu, liko 4 minutės iki pakrovimo. Važiuojam pirkti GLC Coupé. Pirmas kupas pas mus, žiūrėsim, kaip čia mums seksis ir variklis, aišku, sprogęs, nesisuka, neaišku kokia bėda, sako taimingas, bet neaišku ar ten taimingas, žodžiu, matysim. 109 štukų mylių, gal kažkas tokio, labai prastos nuotraukos ir nežinau, matysim, žiūrėsim vietoj, kaip ten mums seksis, o dabar ką, žiūrim toliau. Jūs turbūt juokaujat. Vasaros vidurys, +10 naktį. Kas čia dabar daros? Išlipau iš mašinos, nesupratau, kas vyksta. Žodžiu, nieko nepadarys. Vasara po biškį jau eina į pabaigą, kaip bebūtų. Ką mes čia turim? Mes grįžom šiandien, nuo pirmadienio nebuvom namučiuose. Numetėm A6, šiandien paėmėm GLC, rytoj nuvežam GLC į pakrovimą, nuvežam Bulką raudoną į pakrovimą ir rytoj važiuojam pirkti galimai Q7 baltos. Nes dabar kaip ir suderinam pirkimą, plius minus, tai matysim. Žodžiu, tai kas vyksta dabar, tai kupą paliekam ant ralo, kadangi jis nevažiuoja, rytoj pažiūrim, kas jam yra ir tada turbūt, kad tiek. Kliento dar neturim, kupą norėčiau ir savo, bet aš labiau norėčiau savo GLE Coupé. Tai ne GLC man biški per mažas toks atrodo, per negali sakyti moteriškas, bet man tiesiog per maža mašina kažkaip nepatinka kažkaip slenkus taip sėdėti, bet čia tik mano nuomonė. Bet gal ir klystu, rytoj apeisim apžvalgą, pasižiūrėsim, kaipgi čia viskas atrodo ir bus daugiau pateikta detalių. O dabar einam namučią. Vakar nebepavyko nufilmuoti GLC. Tai matot už manęs, variklio gedimas, per šokės dantukas grandinėje arba pabėgęs įtempėjęs ir tiesiog kompas mato, kad netinkamas degimas ir gesina mašiną. Užsikuria 2 sekundės ir užgesta. Tai reiškia meta klaidą, tai klaidą nusiųsim pirkėjai ir šitam varikliui dar ne batai, bet jau reikia papilti ir žiūrėti, ką reikia pasikeisti. Tai iš karto keičiasi grandinė, keičiasi
pompa, keičiasi PCV vožtuvas, keičiasi daug visokių dalykų ir tada turit sveiką variklį, su kuriuo galite važiuoti kitą 100 000 mylių arba, nežinau, 150 km ir vėl keičiat. Tai, kaip žinot, Amerikoje mašiną nieks neprižiūri, o šitą mašiną ypatingai buvo nemylėta, nors ir kainuoja jinai vis dar apie 30 000 Amerikoje, tai vis tiek nebuvo mylėta, nežinau, kaip jie taip susprogdina tas mašinas, bet einam greit apžiūrim, labai smarkiai nesiplėsiu, kiekvieną apžvalgą apie automobilį pilną, kiekvieną nubraukimą galite pastebėti pas mus profilį čia užėję, jeigu norit pirkti irgi užėjkit, gal dar bus neparduotas automobilis, tai tiesiog nenori gaišti laiko, o jeigu pirkėjas perka, tai yra labai išsamų video jam visiems pristatom Facebook'e. Tai va, tai jeigu įdomu, ateinat į puslapį, o toliau žiūrėkit tiesiog kaip čia, ką mes čia vakar nupirkom ir greit apeinam, parodau džiugesį, nusivylimą, nuostabą ir judam toliau. GLC 2017 metų, vakar nupirktas su variklio defektu. Parvežėm iš Louisville, Tennessee. Ar Kentucky, nebežinau, kuris ten ant ribos yra, tai man atrodo, kad Kentucky, Louisville. Nu, nesvarbu. Žodžiu, priekis, kaip matot, čia nušaudyta, tai kapotą dažyt, buferį dažyt. Lempos geresnės komplektacijos, tai čia jeigu neklystu ledai, o gal ir ne ledai, LED High Performance, va, labai gerai. Priekinį stiklą reiks pasikeisti, padangos dar labai geros, bet ne vienodos, tai reiškia gale vienodos, priekį kitokios uždėtos. Gale, jeigu neklystu, pirėlį užmestos, o priekį paprastesnės, siauresnės. 245, 275. Einam toliau. Žodžiu, ką mes čia turim, pritraukėjų nėra aišku, atsidaro veidrodėliai atidarius duris, tai jau gerai. Ir galas, va, atrodo va taip. Naktį labai gražiai lempos šviečia. Tai visas automobilis, aišku, su pabraukimais, pabraižymais ir taip toliau. Čia, va, dar matau gerą padangą ir liūdesys, va, prasideda čia. Nu, čia jau iškando šuo, žodžiu. Ir matos gražiau stabdžių diskai. Tai kaip ir visai neblogai kol kas. Manau, kad čia nėra orinė važiuoklė, jeigu neklystu. Ir pats siaubas prasideda salone. Padarom taip. Saloną metam lauk visą, žodžiu. O gal net nerodyti, kaip bais. Nes aš kartais nesuvokiu, kaip įmanoma turėti daiktą ir toks vaizdas, kad tu kiekvienos dienos tavo tikslas yra susprogdinti, sudaužyti, sulaužyti, sugadinti, ką nors. Tu tiesiog ateini į mašiną ir ar su peiliu badai į panelę, ar spardai, ar aš nežinau, ką tu turi daryti, bet, nu, pasižiūrim. Turim šį kartą, ką turim. Vertinkit taip. Mašiną iš išorės reikia vieną kitą detalę nusidažyti, vidų reikia keisti. Važiuojam. Pradedam nuo durų. Burmaisteriai labai gražiai groja muziką. Čia mėrsų bėda. Žodžiu, kadangi kai kurie žmonės Amerikoje turi labai ilgus nagus ir su tais nagais va čia visada daro. Tai va čia yra minkštas dalykas, kuris nusigraužia. Šits pasikeičia. Čia kaip ir okei. Nu ir toliau. Nu, kas čia vyksta? Aš nežinau, kaip taip viską padaryti, kaip taip sugadinti, jūs manęs neklauskit, bet esmė čia viskas susprogdinta, sudaužyta, sudraskyta, čia viskas baisu. Ten gale, galą praeisim, dar parodysiu įdomybę. Žodžiu, mygtukus iš Kinų AliExpress už $20 galim užsakyti. Jau kaip ir mašina atgauna savo vaizdą. Tada, kas dar čia primakliuota, tai langas netoks įdėtas nuo paprasto GLC, nekupo ir neužsidaro iki galo. Tai va čia va blogai. Ir realiai va čia rangena neveikia, tiesiog sudėję belė kaip ir taip ir gavęs. Čia irgi Zoro buvo filmas, atsimenat, tai kur daro tą ženklą. Tai va, galinė sėdynė irgi susprogdinta. Nu ir ką čia daugiau plėsis apie tą mašiną. Nesikuria, nevažiuoja, degimo problema ir paliekam mes ją pirkėjai ir pirkėjas galės išsispręsti tas problemas. Tai kaina tikrai nebloga nupirkom. Čia kainuoja nuo 25 000 ir į viršų pagal komplektaciją. Šitą komplektaciją visai nebloga. Tai turim LED žibintus Burmeisterį į rudą saloną. Nu ten jau neberūdas, ten jau sprogęs salonas. Bet vis tiek visai neblogai. GLC kupė 109 štukų mylių ir viskas. Tai va, toks pirkinys vakar. Dar taitlo neturim, nežinau ar gausim ir iš vis ar gausim, ar reiks sandalių paleisti, bet tikiuosi, kad mūsų neapgaus, atsius taitlą ir viskas bus gerai. Kai bus taitlas, tada bandysim pardavinėti. Tai va, toliau einam, ką mes čia šiandien turim. Einam, sufilmuojam bulką. Žodžiu, turim raudoną, dar nenuvežtą. Šiandien jau yra ketvirtadienis. Žadėjom pirkėjui, kad nuvešim antradienį, bet tačiau nuvažiavam nupirkti Audinės A6 ir tik tai pirmadienį išvažiavus, tik tai vakar naktį grįžau, tai tiesiog nebepavyko. Atsiprašom, nespėjom.
Tai va, tai tokia situacija ir einam sufilmuojam bulką, nuvežam bulką į pakrovimą šiandien ir važiuojam pirkti Q7 baltos nuo 2017 metų, gal net 2018 ten skaitosi ir toliau pamatys jau kaip mums seks. O dabar einam dar mes pafilmuosim, kaip čia mums su ta audinė sekasi. Tai va. Nu ką aš jums galiu pasakyti, prieš šitą mašiną reikia jau tiesiog nusikelti kepurę. Audi 80 4000 Quattro 85 metų automobilis. 85 metų. Ir važiuoja, ir langai darinės elektrą, ir salonas kaip naujas, ir padangos geros, ir nuvažiavęs nemažai, bet nuo 85 metų. Apeinam, apžiūrim, žodžiu, ir matysim, ką mes čia nupirkom klientui, ką klientas nusipirko, ką gaus, ir šiandien pristatysim į pakrovimą. Tai va, tai Audi, gal apie 200 štukų mylių, nežinau, dabar toj pasižiūrėsim. Žodžiu, pirmiausias testukas, pradedam, rankenėlės. O, super, su vienu piršteliu atsidaro, viskas, testukas pirmas praeitas. Gerai, toliau. Čia matau, kad vos yra iššokę ir, jeigu neklystu, bardačiokė yra nauja rankena. Gerai, žiūrim. Nu, va čia va jau bus, va čia jau reikia pasitelkti visus įgūdžius. Va, žiūrėkit, aš jūs pamokysiu. Ateini, paspaudi ir pastumi į priekį. Kokių 5 metų patirtis kaime. Va, prašau. Žodžiu, labai gerai, kad jau yra lipdukas. Tai žinot, kad šitas partneris patikimas. Jeigu matot jau mūsų lipduką, tai žinokit, kad automobilis iš mūsų. Klientai, aišku, jos nusiplėšia po to, jie nėra kažkokie didelės vertės pridedantis, bet smagu, kai kol mašina keliauja pas klientą, kažkas gal gatvėje pamato. Tai va, ir paklausė, tai kas šitas 1000 ratų. Tai va, tai jeigu matot lipduką mūsų, tai žinokit, kad iš mūsų mašina parkeliavo. Testas numeris 3. Tik čia dabar mes turėsim reikalų. 4 rakteliai. Neįsivaizduoju, kam tiek daug, bet bandom pirmą. Pirmas. Pasisuko, spaudžiam. Ir atsidaro. Vau, galas kaip naujas. Zapaskė, dankratas, čia. Viskas švaru, jokių dulkių, čia pridėta dalykų visokių. O Jėzus, Marija, žodžiu, gerai, bandom uždaryti, gražiai užsidaro, lempos paaižėja standartiškai, nesuplyšia, čia yra nubraukimų, nu kaip bebūtų, bet svarbiausias dalykas, Quattro. Tai reiškia visi 4 ratai varomi, vienas geidžiamiausių modelių. Čia B2 perichodas faceliftas, yra B2, biški taip atrodo. Lempos kitokios, buferius biški kitokie. Testas numeris 3. Nu, vau, atsidaro. Testas numeris 4, atsidaro. Nice. Viskas mėlyje. Jeigu matot bulką, visos 4 durys atsidaro su vienu pirštu, žinokit, kad išlaikyta. Žodžiu, va dabar matau, dar yra šiek tiek krušos padarinių, tai čia labai lengvai išsitaiso. Einam priekį, vidų apžiūrim. Tai yra elektriniai langai, žinoma, sėdynės. Va taip atrodo sėdynės, įsivaizduojat, 85 metais pagamino. Jos geriau atrodo nei tarp mūsų mašinos, kur prieš tai matėt GLC, ar 2017 metų X5, kokį paimk su šviesi salonu. Tai viskas, va. Čia biškį susisiūnat, įkišat šieno ir viskas lėkia toliau. Čia grinai kaip prieš 20 metų. Kvapas kaip prieš 20 metų. Žodžiu, žiūrim toliau. Rankinis, reikia įsitempti. Žodžiu, gerai. Čia biškį vienas kitas nuplišimas. Ir grįžtam vėl, paspaudžiam, patraukiam. Gal, vau. Eik, sau kaip gražu. Kaip minkšta. Nu čia tie aišku, nuo gyvenimo jau siūlės pavargė, taip jau biškį jau pasitvarkyti reikia, bet pabandykim mes atsisėsti. Kai mažas buvau, daugiau vietos buvo. Nu prašau, o Jėzus, nėra irklų. Įsivaizduojat? Eina sau čia. Kas nežino, tai aišku, kas iš jaunesnių. Senose mašinose čia būna toks irklas vadinamas, irkluoji, kol atsidaro langas. Ir tada galva iškišęs lėki. Bet čia šitoj mašinai yra oro kondicionierius. Realiai norėčiau dabar, kad pravežtų. Žodžiu, priekį sėdėjau aš, 1,83 m, gale sėdžiu aš 1,83 m, va kiek vietos. Žodžiu, viskas atrodo va taip. Ką aš galiu pasakyti?
Ponai važinėjo tais metais, sakau, mašinom. Ponai, 4 varomi, durys užsidaro idealiai, dar pritraukėjai galėtų būti. Einam į priekį. Pasižiūrėsim, kas čia vyksta. O Jėzus Marija, gal ranką kas nors paduos. Nu gerai, čia, nusilūpęs vairas, aišku, nuo gyvenimo. 194 000 mylių, lyg ir užstrigęs spidometras. Žodžiu, quattro persijungia čia. 5, man atrodo, bėgiai, jeigu neklystu. Rankinis. Čia ką turim, čia užrakinta. Pažiūrim, ar 6 mūsų testas pasiteisins ir atsirakins gražiai, ar ne. Šitie raktai net neįsivaizduoju kam, bet čia kaip gražiai atsidaro. Va, prašau, dar čia kažkokia turto įdėta. Čia yra kažkokia rankenėlė, kažkas. Čia dar irgi yra nauja rankenėlė. Prašau, va. Galės žmogus mėgautis keitimais. Tai jo, ir ką mes dabar turim? Tiesos akimirką, žinoma, užsikuriam. Birbė, žviegia, už kokios minutės užkūrus nebebirbė, nežinau ką reiškia, bet kažkur dar čia pompa bizizė, kitas garsas. Va, prašau, užsikūrė kaip žvėris. Jeigu įjungi posūkį, nebebirbė. Nežinau, kad ir ką tai reikštų, bet va taip, viskas junginėjasi, viskas veikia. Čia turbūt irgi persijungia, dabar tikrai nepasakysiu, mygtukas spaustas. Tai ką aš jums galiu pasakyti, mėlieji, tikrai yra kur rankų pridėti, bet automobilis važiuoja, kūrėsi, reikia variklį pasitvarkyti, kažkur antifrizas bėga laša, tai nuo stovėjimo, bet pojūtis viduj kaip, nežinau, max variantas, ką žinau. Jeigu ir jūs norit kažkokio tai seną automobilį iš Amerikos, parašykit, atsiųsim instrukciją arba pažiūrėkit, ką mes siūlom. Būna senų, pasiūlom irgi kažkokių, tai nebūtinai tik naujas. Šitas automobilis turi, jeigu neklystu, 10 vožtuvų variklį. Labai ilgai nekūrensim. Va taip atrodo variklis. Vienas pakelikas šiek tiek girdisi. Kas žinot, krabas čia yra. Ką mes padarysim, dabar pasižiūrėsim, kas čiagi per garsas. Šneka visi. 5 cilindrų garsas yra kažkas tokio. Bet aš dabar supratau, kad jis dirba kaip ėskė. Gerai, pasižiūrim, tuoj pagazuosiu. Ką aš jums galiu pasakyti, garsas tai maksimaliai. Va dabar aš jau supratau, kas yra 5 cilindrų 10 vožtuvų garsas. Realiai nebuvau girdėjęs. Ko gero, ta bulka, kuri buvo pas mus kaime, buvo 1.8 ir 1.6, neklauskit, neatsimenu, gal švis dizelis, bet čia 5 cilindrų, 10 vožtuvų, o toks garselis, kaip primena, kaip vis ir sako, specifinis garsas. Aš linkčiau ir linkėskės garsą, RS kažkokią. Aišku, čia toks mažesnis, bet labai gražus garsas ir tikrai viskas labai šaunu. Tai va, žodžiu, viskas. Automobilį kraunam ant tralo. Tokia bulka iškeliauja pas mūsų klientą, nusipirko. Mes už šitą bulką sumokėjom $5,000. Va, galite matyti, bėga antifrizas, žodžiu. Čia gal net ne antifrizas, jau vandens galimai įpilta, tai žodžiu pasitikrins pirkėjas. Mes labai ilgai nekūrenam. Žodžiu, tik ant tralo ir nuo tralo ir viskas, ir po to jau viską išsiaiškins. Senas variklis, taip greit neužkaitins jo. Ir viskas. Tai va, keliamės ką mes čia į pakrovimą. Va, viskas, atkeliavom į pakrovimą, biškį išsibuzuojam čia visur, nieko nepadarys. Kartais atrodo, tas filmavimas tiek daug laiko užtrunka, galėtume geriau mašinas pirkti, bet reikia jums parodyti, kas vyksta, ne? Tai va, tai tokia situacija, žodžiu. Va čia va, kaip ir minėjau, bulka bėga pro kažkur iš tos vietos, tai prie pompos lyg ir. Dabar taip iš karto sunku pasakyti, kur bėga, bet kažkur bėga.
Nu ką, mėlyjei, back on track, žodžiu, penktadienis, šiandien važiuojam GLS 2 kažkelintų. Nežinau, tas gražesnį priekį, mačiau lėda yra, greičių dėžės gedimas ir turėjom važiuoti Q7 nuo pačio ryto, bet nepavyko, atšaukė važiavimą, tai sako, nevažiuok iš ryto, važiuok vakare. Tai sakau, vakare aš negaliu. Sako, nu tai jeigu spėsi atvažiuok šiandien, jeigu ne šeštadienį. Nu tai va, taip ir darysim. Taip, žodžiu, varom dabar į St. Louisą, paimsim GLS-ą, gal dar spėsim nusimesti į pakrovimą. Jeigu spėsim, tada važiuosim tiesiai Q7. Jeigu nespėsim nusimesti pakrovimą, tai važiuosim tiesiai Q7. Vis tiek taip pat. Tai va, tai kamera pridėta, mašina paruošta, traileris paruoštas, setupas padarytas. Atvažiuota į vietą, atsikelta nuo 6:30, atvažiuota per anksti. Tai eilinį kartą mes per daug greitai viską darom. Reiktų prilėtinti, reiktų neskubėti, bet kaip dabar, kaip tu žmogus gali sulėtėti, tai jeigu nemoki lėčiau daryti. Žodžiu, netvarkėm GL-o, palikom, nes žiauriai karšta, neina prieiti ir atvariau, greitai paėmiau šitą mašiną, aišku, laikas suėjo, kada suėjo ir pasirodo, kad jinai važiuoja. GLS-as už $8,000. Tai pagrindiniai automobilio gedimai čia, įlenktos durelės, čia einam toliau, lempa sudužus. Ir va čia va paliesta. Tai va tokie gedimai ir turim labai gražų orinį su lėdais, naujos padangos. Viskas gražu juoda viduj, kažkokių didelių problemų nesimato. Žodžiu, va taip gražiai žiūrisi ir sunervavo mane čia tie šrotnikai, žodžiu, kodėl sunervavo, tai sakau, taigi aš greit pasikrausiu aikštelį. Ne, sako, tu negali krauti aikštelį, sakau, tai kodėl? Sako, čia daug mašinų prabangių, bet sakau, man tik užvažiuoti tiesiai. Ne, negali. Sako, tai gerai, užsidėsiu aš savo dilerio numerį, yra insurance'as, viskas ir užvažiuosiu. Ne, negalima. Tai toks atrodo, parduoda mašiną, stovi šalia, nepasako iki galo ir tu negali nieko daryti. Nu tai kaip jos vadinti? Tai žodžiu, viskas, einam, kraunam greit GLS-ą, pasirodo važiuoja, o pirkom kaip nevažiuojantį, metam ant ralo ir lėkiam namučia. Tai kadangi šiandien dar turim darbą, tai reikia greit sukti, suspėti, parvažiuoti ir važiuoti kitos mašinos pirkti. Tai va, kol kas, žiūrėkit, kaip užlėkia mašina ir toliau persikėlėm į kelią. Vienas grybas mane žiauriai nervuoja. Žodžiu, tarėme susitikti dėl Q7 jau kokias 3 ar 4 dienas. Ir aš jam vis sakau, gerai, būsiu tuo laiku, tada parašo. Ne, aš nebegaliu. Vėl parašo, ten dirbo, ar iškvietė į darbą, ar tą, ir tiesiog reikia atvažiuoti, mokėti pinigus mašiną, paimti viskas, tik tiek. 3 valandos kelio nuo namų. Nu gerai, vakar rašau, gerai, aš šiandien būsiu ryte 12. Rašo, ne. Gerai, sakau, aš būsiu tada šiandien vėlai vakare arba rytoj ryte. Sako, tai tu sakyk, kad nenori tos mašinos ir aš parduosiu kažkam kitam. Ir va taip mes susirašinėjom, kai 3-4 dienas ir automobilį reikia važiuoti pirkti, nes turim klientą ir mes jo negalim nupirkti, nes žmogus iš nenormalus. Tai aš jam sakau, šiandien žiūrėk, aš pasikroviau mašiną, aš važiuoju tiesiai pas tave. Va dabar, būsiu 7:30. Parašiau, laukiu atsakymo, jeigu jis man parašys vėl kažkokia nesąmonė, nu tai žiūrėsim, gal ir nebepirksim tos mašinos, bet kol kas tai važiuoju tiesiog tiesiai pasikrovęs. Svarbiausia, nupirkti, ištraukti iš jo tą mašiną ir žiūrėsim toliau, kaip ją parsivežti. O dabar, ką žinau, važiuojam tiesiog be plano. Žodžiu, situacija tokia, kad nepavyko važiuoti namo, reikia važiuoti prie kitos mašinos, tai vis dar su GLS ant galo ir duoda čia po tokius kaimus, kur keliukai, kalniukai, aukštyn žemyn stabdis gazas ir žiūri, ko čia tie dūmai rūksta. Išlipu stabdžiai užsidegė, žodžiu, mašina tiek kieta, važiuoja žiauriai gerai, bet stabdžiai paprasčiai galiu pasakyti. Nu, bet svoris nemažas, nu, įsivaizduokit, dabar tempiamės čia belė kokį svorį realiai, nežinau, 2,5 tonos, visas sąstatas, kiek čia, virš 5 tonų jau gaunas, gal 10, 12. 13 tūkstančių. Prie mašinos beveik atvažiavam kitos, bet bėda yra ta, kad biški žmogus pričiuožęs,
Tai kodėl toks, nes labai neaišku su jo žodžiu susitarėm, važiuok, nevažiuok, vėl ant sin mus paliko ir nežinau, realiai važiuoju į vietą, žiūrėsiu, kas bus, tikiuosi, kad atvažiuos ir ne namų adresą davė, tai Walmarto adresą, tai nežinau, kaip bus. Tai va, tokia situacija, žodžiu, važiuojam, žiūrim, matysim, o dabar kas čia. 4 minutės liko, stabdžiai dega, GLS-as ant galo, o GL-as tempia kaip žvėris, žodžiu. Esu nustebęs, žiauriai. Net gaila gazą spaustis, atrodo variklis supliš, ant kiek tos jėgos daug, tai švelniai kiekvieną kalniuką važiuojam, žodžiu, ir matysim. Žodžiu, žmogus kol kas dingęs, šalta, vėl nežinau, kiek čia plius, aus šal, plius kokį 12-13, gal biškai daugiau, arba man čia aš jau miego noriu ir jau šalta darosi, tai va, koks gražus GLS-as. Žodžiu, kas čia dabar atsitiko? Prieš tai irgi pasakau, kad stabdžiai užsidegė, tai esmė, kad šitas automobilis neturi sportinių stabdžių, tai čia vat galite matyti tokį mažą diską, ne, viduj. Tai yra didesnis diskas būna, taip su Brembo stabdžiais, tai jis būna ant GLS 450 arba 550 arba 63 arba 55. Tai būna Brembo stabdžiai, tai čia nėra Brembo, čia yra paprasti, bet žodžiu buvo pradėję degti jau čia viskas. Tai kas yra nelabai gerai, nelabai patiko, bet įsivaizduokit, kad po kalniukus tokius kaip Anykščiuose ar kažkur Rubikiuose tokį užsimetęs tempia, tai kiek jis sveria? Vienas GLS-as sveria 2 tonas 400, tai MGL sveria 2 tonas 500, sakykime, ne? Tai jau turim 5 tonas ir dar turim toną, 6,5 tonos. Nu tai va, įsivaizduokit, jeigu lėki su 6,5 tonos su paprastais stabdžiais, nu tai kas tau čia neužsidegs? Čia tiek ilgai bandžiau papasakoti, kodėl taip sunku mašinai buvo ir va, atvažiuoja, ačiū Dievui, atvažiuoja Audinė, Jėzus Marija. Atvar. Nupirkom, žodžiu, blemba buvo šiktelės biškį į batą, į kelnę, į klešnę, nes blemba, taip įdomiai bendravo žmogus, žiauriai įdomiai. Ir aš dabar supratau, tik kai pabendravome su juo, tai aišku, nenufilmavau kaip, bet jisai sako, tu neįsivaizduoji, kiek dalbajobų man rašė ir sako, atsiprašau, jeigu buvau, tipo nemalonus, bet sako, aš tiesiog pavargau nuo visokių durnelių, sako, tu bandai parduoti mašiną Amerikoje ir tave tiesiog klaunų vadina, debilų, durnelių, sako, pavargu atrašinėti visiems, tai dėl to gal pasirodė, kad esu šiek tiek nemalonus. Tai aš sakau, viską žinok, aš suprantu, tai dėl to šiandien tą laimingą dieną, kad papuoliai į mūsų pirkimą, tai pamatyk, kas yra normalūs pirkėjai. Tai va, tai nupirkom Q7, dabar nepamatysit, žodžiu, 3 valandas iki namų, šluoju namų čia, ir rytoj mes sugrįšim į šitą kaimą, į Galėną ir rytoj dar pafilmuosiu centriuką. Tai bus gana neblogas savaitės užbaigimas, mieste pasitrinsim, pamatysit, kaip čia gražu, senovinės gatvės, nueisim į kokią parduotuvę ar kažką parodysiu dar. Ir vienas iš gražiausių Ilinojaus miestelį. Panašu, kad čia užbaigsim mes dienelę, žodžiu, turim penktadienį, beveik 12 nakties, grįžom, GLS-as priparkuotas, rytoj vežam, nusikraunam ir rytoj važiuosim, paimsim Q7. Arba, jeigu planas pasikeis, važiuosim dar paimsim 530 BMW su 2 litrų varikliu. Tai turim tokį variantą vieną iškritusi, biškai aplaupytas, bet gal kažkam bus įdomus. Tai pasidalinsime. Šeštadienio rytą žmonės pasižiūrės, jeigu kažkam reikės, važiuosim, tada Q7 nulėksim pirmadienį paimti. Jeigu niekam nereikia pitako, tai rytoj sulakstysim, parvešim tada Q7 ir eisim ilsėtis. Išvertė iš lovos, žodžiu, koks čia išvertė, jau 8:30, čia nebegali išvirsti, čia jau reikia išlipti iš jos, jeigu jau tokio laiko dar miegi, bet vakar grįžta 1, šiandien turim šeštadienį, net multikų nespėjau pasižiūrėti nuo ryto. Realiai nuo kokių 7 ryto jau gavau pranešimą iš mūsų vieno iš geriausiai ieškančių žmonių, kuris pats savo ieško, pats siunčia skelbimus. Gavom žinutę, lėkiam perkam. Ir lėkiam perkam dabar. Tai reiškia mašiną už 1:15, pavyko išplėšti ją iš pardavėjo. Džipas kažkoks 3.6, net nespėjau labai smarkiai įsigilinti, bet kaina labai gera. Pamatysit, kaip mums seksis toliau, čia nėra labai toli. Realiai pakeliui kur Audi, bet
krautas nevažiuos 2 mašinų pasimti. Tai realiai varom, paimam džipą, nuvežam pakrovimą, paimam Q7, nuvežam pakrovimą, paimam GLS, nuvežam pakrovimą ir dar vieną mašiną yra, bet nežinau, ar ją paimsim. Klausimas. Pardavėjas labai toks... Reikia kažkokį tinkamą žodį sugalvoti jiem visiems apibūdinti. Nežinau, kaip jūs manot, tai kas žiūrit, jau matot, kiek reikalų su jais visais šiandien. Kokį vieną žodį apibūdinti visiems jiem, koks tiktų? Nežinau, besmegeniai netiktų. Nu, negalima prasivardžiuoti, bet tokį kažkokį apibūdinti žmonės, ne? Nu, vis tiek būna ten, pavyzdžiui, nežinau, daug lietuviškų žodžių turim kažkokių ten, ar grybas. Tie grybai, kur nemoka bendrauti, ar tie kažkokie, net nežinau, dabar tokių baisių žodžių kažkokių lietuviškų net. Bet parašykit, kaip jos vadinti, be keiksmažodžių didelių, kad visiems būtų aišku, su kuo mes čia dylinam. Tie žmonės, kur nesigaudo gyvenime. Galvosūkis išspręskit ir parašykit, kaip tie žmonės turėtų vadintis. Žodžiu. Skelbimas, mašina kainuoja 1000. Nu ir žmogus rašo, kas pirmas atvažiuos, to ir mašina. Nu tai ką mes čia aukcioną darom? Tai tu duok adresą, palauk, kol atvažiuosim ir viskas. Ar tu nori, kad atvažiuotų 10 žmonių ir jie ten susipeštų pas tave adrese, nu kažkokia nesąmonė. Ir tu bandai žmogui išaiškinti, kad taip nesidaro, tau važiuoja 3 valandas reikia iki jo. First come, first serve, žodžiu, toks žodis yra Amerikoje, tai kas pirmas atlieks su kešu, tas to mašina ir bus. Nu, bet tai taip, sakau, irgi netinka, sakau. Nu, tai vat, žodžiu, vat tokiem vat žmonėm, koks galėtų būti tinkamas pavadinimas? Kaip jūs manot? Parašykit komentarą. Nu, mūsų klientas nenustoja stebinti. Žodžiu, abudu automobilius atsiuntė nuo pačio ryto ir abudu nupirksim. Tai reiškia, 2 džipai šiandien bus nupirkti ir bus pristatyti pakrovimą. Tai va taip vat stengiasi kiti, patys ieško ir susiranda. Tai jeigu dar nežinot, kaip ieškoti, ateikit pas mus į puslapį, va čia viršui. Pažiūrėkit, kiek kiekviena mašina kainavo pirkti ir kainavo kaina Klaipėdoje. Nu, visada dažniausiai matysit kainą Klaipėdoje, po kuria slepiasi vietiniai mokesčiai ir konteineris, ir matysit kainą Lietuvoje. Jeigu norit pirkti kažką, ką mes siūlom, žiūrėkit storius. Jeigu norit pirkti kažką patys ieškoti, kaip šiuo atveju šitas klientas, tai aš nežinau, iš kur jis traukia tos skelbimus, bet kaip pasiūtęs. Tai linkėjimai į Žemaitiją. Tai reiškia, jeigu norit patys ieškoti, ateikit, parašysim instrukciją, patys galėsit ieškoti taip, kaip daro, nežinau, 5% mūsų pirkėjų. Tai mes dirbam, užpildom tuštumą, o jūs dirbat, užpildot savo norus. Tai va, o mes važiuojam perkam. Ir 8-12 savaičių ir automobilis jau pas jūs. Ir pradedant šitą rytą su nuostabiais pirkimais prisiminiau žemaitišką anekdotą. Anekdotų nepasakoju, bet kažkodėl puolė į galvą, sakau, papasakosiu. Kadangi mūsų vienas iš rimčiausių klientų iš Žemaitijos, tai laikykitės. Žodžiu, čia net ne anekdotas, o mislė. Kas raudonas, išlindys iš žemės ir pirmą raidę S. Slieks. Ir dabar kabliuks. Kas raudonas, išlindys iš žemės ir pirmą raidę O. Antras slieks. Tai va tokios mano žemaičių kalbos žinios ir susitiksim prie džipo toliau. Tiek daug emocijų per valandą laiko neatsimenu, kada turėjau. Žodžiu, vienas džipas ok, o kitas džipas nusiunčiau, žodžiu, depozitą, sumokėjom daugiau nei prašė šį kartą už tą mašiną. Antrąją ir po kiek laiko rašo, žinok, aš ką tik pardaviau. Sakau, tai kaip tu galėjai ką tik parduoti mašiną, kur sutarėm ką tik atpirksim? Aš sako, pardaviau. Tai ir viskas, jis grąžina pinigus, tai gerai, kad grąžina. Tai va tokie vat, nežinau, kaip jas vadinti. Tai jeigu tu jau susitariai, lauki, sumokėjo pinigus tau žmogus, tai ką čia bet šaukinėti? Taigi, nežinau, liūdna, pikta, kažkaip nesmagu, net jau galvojau, kad pradžiuginsim žmogų, nupirksim gerą variantą, kur pats išsirinko. Ir nepavyko. Nu nieko, vienas iš 2 vis tiek bus pas mus ir važiuojam, dabar nebetoli liko.
parvešim vieno, kadangi žmogui puikiai sekas pačiam ieškoti, susiras kažką kito. Tai va, nu nieko, būna, nieko nepadarys. Kartais sekas, kartais kas sekas. Nu mažučiai, kokią vietelę užrasta, net pats negaliu patikėti. Mašinų kiek, laužų krūmuose. O Jėzus, kas čia dar Va čia dar variantas, gal variklis geras. Eina savo, tu aš išlips pafilmuosi. Eik, tai čia koks aukso puodas atrastas, neįsivaizduoja. Žodžiu, viskas atvarėm, jardas atrodo va taip, vietos ten belekiek, žodžiu, mašinų krūmuose prikišta, čia dar viską apeisim, apžiūrėsim, kas čia vyksta. Mūsų džipas čia, mūsų dar viena bulka ten, raudona, iškišus, žiūrėkit, snukutį va tenai. Žodžiu, toj pasikrauna, mašina kūrėsi. Šitą mašiną buvo apleista, numesta, kaista, žodžiu, turi nubraukimo, aišku. Sumokėjom už šitą automobilį $1900. Šitas lipdukas reiškia, kad 7 dienų nutempimas. Bet taip atrodo vidus, mašina kūrėsi, reikia išsivalyti, aišku, bet jūs man parodykit geresnį džipą už $900. Tai va taip atrodo. Va taip va viskas atrodo. Einam, išsipakuojam trailerį ir dingsam iš šiandien greičiau, kad tiesiog nesimatytų ir tada galėsim toliau mes čia viską pasidaryti. Nu, žodžiu, laikykite. Audi A3, 3.2 variklis, S-Line, sportiniai stabdžiai, žodžiu, karbono apdailos, gale yra spoileris, salonas pusė bėdas išlaikyta, žodžiu, visokių dalykėlių, Bose aparatūra. Mašina važiuoja 198 000 mylių, bet nesmė, kad jinai yra kūrėsi automobilis, važiuoja, atrodo va taip, iš galo atrodo va taip, žodžiu, bombinis Audi ženkliukas. Va tokią Audinę nupirkom už $1500, grįšim prie jos kitą dieną. Nu viskas. Audi nupirkom už $500. Kūrėsi važiuoja, 3.2 variklis, tas, kuri Volkswagenus 3.2 eina, tas pats. Tada nupirkom džipą už $900. Vežam dabar pristatysim į pakrovimą ir tada važiuosim Q7. Žodžiu, tokia va situacija. Tai daug emocijų sukėlė man tas parkingas, kadangi ten žmonės perka būtent tas sugedusios mašinas servisas, tai išsaugojom numerius, tai pasidalinsim informaciją, kad turės gerų variantų, o į krūmus ten nebespėjau pafilmuoti, kiek ten visko pristatyta, bet matosi, kad labai dažnai ir visko turi, tai visokios nutemptos mašinos, konfiskuotos mašinos ir taip toliau. Svarbiausia, kad yra dokumentai, kol yra dokumentai mums tinka, kad ir iš kur atsiradus. Tai va, tokia situacija. Dabar ką, lėkiam iki valandėlę dar iki nukrovimo, nusimetam, greit šluojam Q7 ir aš manau, kad jeigu nebeiškris joks pirkimas šiandien, tai jau užbaigsim dienelę su Q7, parvažiuosim iki namų ir jau į pakrovimą suvešim mašinas tik pirmadienį. Tai manau, kad Q7 ir GLS atsiras pakrovime tik pirmadienį. Tai va, tai žiūrėkit toliau, važiuojam per Čikagą, čia kažko labai gražus nepamatysim, tai nieko nefilmuosi dabar. Biškį va kelią parodysiu, kiek čia tų juostų 4. Kelias apie nieką pastoviai. Tai kai kažkas jau būna įdomaus, tai žinokit, aš atsuku ir filmuoju, o per tą patį rodyti, nei jums ten įdomu žiūrėti, manau. Jeigu labai įdomu pažiūrėti, kaip kelias atrodo, pražiūrėkit visus mūsų videokus nuo pradžių ir matysit, kaip steitai skiriasi, kaip kas, o Čikaga, nu, ant betono visą, nieko čia kažko labai įdomaus ir nėra parodyti, bent jau kelyje. Ai, šiandien dar nulėksim į Galėną. Praeisiu pro pagrindinę gatvę, nueisim į kokią seną parduotuvę ar kažkur, parodys, kaip atrodo ta autentiškas amerikietiškas miestelis. Tai va, viskas, lėkiam toliau.
Nu ir viskas. Lengvas pirkinukas, vienas iš dviejų. Pem šiandien pasisekė. Nu, negali visada būti gerai, ne? Nu, tikrai turim ir nuopolių, ir pakilimų, ir vėl nuopolių. Minuso, pliuso, kažkokio, dažniau minuso. Labai reiktų susimastyti, kur darom klaidas, bet Grand Jeep Cherokee 2015 metų iškeliauja klientui, sumokėjom 1900 ir automobilis klientą jau pasieks už 8-12 savaičių. Automobilis turi gedimą, jau apie tokį esam kalbėję. 3.6 variklis, dedas dujos, pigiai važiuojat, 4x4. Nu, šitoj mašinoj tik tai ne oda, o ryzas vadinamas, kaip pas mus kaime sako. Bet išsivalius šitą saloną pojūtis, tai vis tiek 10 iš 10. Kaip bebūtų, tarp džipo kartais maloniau oda, o kartais malonu ir ryzas. Tai va, tai toks džipas 4x4 palieka mūsų tralą ir atiduosim jau į pakrovimą. Nu ką, džipas nusimestas, o mes savo ruoštų važiuojam toliau. Ką dabar nestovėsim, važiuojam, paimsim Q7. Ir vėl atblių pilk. Pilk ir pilk. Kiek čia supyliau, gal 30 litrų pravažiavau, kiek čia dabar 5 štukas ir vėl pilk. Kaip to atblių tiek daug gali ryti, aš nesuprantu. Kaip kriauklė kiaura. Nu nieko nepadarys, žodžiu. Lėkiam, žodžiu, pasimsim mes Q7, parvešim ir žiūrėsim, ką toliau čia nupirkti. Atsirado pirkime X4, Maserati Quattroporte ir A7 ir dar krenta visokių dalykų įdomių. Tai matysim, kiek suspėsim, kiek nupirksim, kiek bus klientų. Jeigu matysim, kad geras variantas, nupirksim į priekį ir bandysim surasti, kam jos gali reikėti. Tai va, o dabar 3 valandos kelio. Apie nieką beveikti ir pusvalandukas tik prasidės miestelis gražesnis. Tai vakar, kur užsidegė stabdžiai, tai važiuojam atgal. You might get knocked out, knocked out. You better move, you might get knocked out, knocked out. You better move, you might get knocked out, knocked out. You better move, you might get knocked out, knocked out. My heart on my sleeve, stress, shit on my greed. That's how I get it, success ain't no giving. Some days I don't eat, I don't sleep. When I'm focused, I'm dangerous, down wonder when I'm anxious. Ain't no limit till I tank, I'm running on fumes. The opposition don't amaze, the roads racing through the pavement, get your hand. Nu va, beveik ir atkeliavom. Q7 paimti su šviesa. Kiek čia valandų? 4. Iki namų 3 valandos. 4, 5, 6, 7. 5, 6, 7, 3, 8. 8 būsim namuose. Nu, okei, cool. Tai vakar, kur pirkom tą baltą, vėl tam pačiam kaime, biškai anksčiau šiandien. Ir užsimetam, sufilmuojam, nusiunčiam viską žmogui, viską parodom ir važiuojam į iškrovimą. Arba namo, nežinau, dar pagal nuotaiką. Tai va, pas mus saulė šviečia, plus 30 ir labai gerai. Tikiuosi ir pas jūs saulė šviečia, nes pas mus tai šviečia nuo balandžio iki spalio mėnesį. Amerika. Tai va, viskas, varom prie Audi. Kada, jeigu ne dabar mes užsidėsime tą nuostabę vasarinę kepurę. Žiauriai gerai, žiauriai pavėsis. Žodžiu, nekeišiu nieką, jokių ten tų beisbolo kepuraičių, nes su šita tai bent jau kažkokia nauda yra. Su beisbolo kepuraitė kaklas svyla kaip pas rednekiukus. Žodžiu, rednekiukai yra tokia apibūdinti žmonių tautą. Čia kaip, nežinau, būtų kokie nors žmonės, kurie gyvena kažkaip. Tai va, čia yra rednekiukai, nudegusiais raudonais kakliukais. Nudega kakliukas, tada skauda ir nemalonu. Tai dėl to tokia kepurė yra labai gerai. Tai va, mūsų Audi Q7 2017 metų, variklio gedimas, sumokėjom $4500. Matau, ratas pakrytęs vienas, gal spiruoklė, gal kažkas, tikrai ne orinė važiuoklė. Einam toliau, viskas labai gražu, kėbulas, kol kas nėra prie ko prisikabinti. Galinis dangtis, labai gražus, žiūrėkit, čia uždėjo net juostelę, kad nenusibraukytų. Gerai. Einam mes toliau žiūrim. Mėlyjeji, kėbulas, galiu pasakyti 10 iš 10. Niekur nematau jokio taškelio, jokio nieko. Kėbulas 10 iš 10. Padangos priekinės naujos. Baltas, nieko nesimato visiškai. Eik savo. Gerai, žiūrim toliau. Salonas. Bose, juodas salonas, paprastas sėdynės, paprasta klima, 183 000. Va taip gražiai išlaikytas salonas, nesvarbu, kad sėdynės nesiventiliuoja, bet labai gražus vidus, nėra užuolaidų. Galiu pasakyti vieną labai paprastą dalyką, kad suprastumėt, kuo skiriasi ventiliuojamos sėdynės ir
būtent neventiliuojamos sėdynės, tai patogumu. Ventiliuojama sėdynė tai turi, aišku, vėdinimą, kas yra labai gerai, bet jeigu patinka minkštesnės sėdynės, tai ten, kur nėra ventiliavimo, ten yra daugiau paralono, ten per kokius 5 cm daugiau paralono, nes nėra to varikliuko ir taip toliau. Tai reiškia, daug minkščiau sėdit, jeigu subį nepatinka laikyti minkščiau, tai žinokit, kad gerai ir neventiliuojamas. Mes nenumirėm 20 metų važinėdami su kažkokia mašina be ventiliuojimo, tai ir jūs nenumirsit. Aišku, kaina atitinka tikrai automobilį, 4,5 tūkstančio, galvojau, kad bus prasčiau. Einam, skenuojam klaidas, kraunam mašiną ir važiuosim namo. Take no loss, I don't even know what it costs, I hit the ground and it go off, yeah, hit the ground and it go off, yeah. Jėgos dar yra, tai tik vienas cilindras nedirba normaliai, kadangi ne paskutinis eilėjo vidurinis, tai dar gale nedingus labai. Jeigu būtų, sakykime, pirmas, trečias, arba, nusišneko, antras, šeštas, arba pirmas, penktas, tada trauka žymiai mažesnė būna, taip, nes, pradžioj kaip bloko galvos, tai būna labiau atima jėga. O dabar jėga yra. Ant 2 štukų apsukų tiesiog galima važiuoti kaip su normaliu automobiliu. Ir atrodytų, kad lyg nieko neatsitikė, bet iš tikrųjų tai yra taip, kad nėra kompresijos, bet kai labai greit dirba variklis, tai tiesiog pasimeta. Galios nebėra, tepalą deginat, pučia pro visur ir viskas. Tepalą pilsit, kas nežinau, kas 100 km po litrą. Tai va, tokia situacija. Krauna mašiną ir lekiam mes namo. Nu vat ir viskas. Lekiam namo. Ko gero paskutinė mašinėlė jau šią savaitę. Šeštadienis, jau čia kokios 5 ar 6 valandos. Varam dar pro Galėną, prašluosim ir pamatysit, kaip atrodo centriukas. Jeigu bus kur priparkuoti mašiną, priparkuosim ir pasižiūrėsim, kaip ten viskas atrodo. Praeisiu pro centrinę gatvę. Jeigu nebus, tada tik pravažiuosim. Lekiam su šitu nauju GL-u. Kol kas nenuvylė labai smarkiai, kol nelyja. Ir tikiuosi nenusivils ir mūsų klientas, kuris nusipirko šitą Q7 už $4,500. Heavens and this is from God, but I'm not your reverend, not in the pulpit. I'm a pit bull in this element, yeah. Said you gon' pull up, then settle it, yeah. I've been married to this hustle. This is my ring. Watch I step in it, yeah. And I ain't even got a yard, but I'ma get it here. Watch I touch down, pulling plans out the clutch. Everybody getting crushed. The cut down is for us now. Have to work something, cause I had nothing in my pocket. Yeah, I did all that. Big plans, partners trying to make profits. Yeah, I did all that. Work, sweat, and tears breaking, even no ends. Yeah, I did all that. Had to make it happen. Putting hours in my practice, and I did all that. Yeah, I can't take no loss. Yeah, I don't even know what it costs. I hit the ground and it go off. Yeah, hit the ground and it go off. Yeah, I can't take no loss. Yeah, I don't even know what it costs. Yeah, I hit the ground and it go off. Yeah, hit the ground and it go off. Yeah, run it. Ooh, I really feel it's my time. Think it's my year. Yeah, I really feel it's my time. Think it's my year. Yeah, I really feel it's my time. Think it's my year. Yeah, I really feel it's my time. Think it's my. Nu va ir viskas. Baigėsi savaitė. Šiandien turim Liepos 25 gal, šeštadienį. Tai reiškia, mažiau jau vasaros liko, jau įsivertėm į antrąją pusę su šią savaitę. Tai reiškia, mažiau gero oro. Jo biški geriau čia daugiau nei Lietuvoje, bet dabar nesigirkim, dabar ne apie tai. Manau, kad ši savaitė buvo labiausiai bombinė nei bet kokia kita. Labai daug nuvažiuota mylių, apie 4,000 šią savaitę. Tai per šią savaitę nupirkom A6, nupirkom GLC kupė, nupirkom Jeepą, nupirkom Q7, nupirkom GLS-ą. Turbūt, kad tiek, bet visos mašinos kosminės. Tai realiai tiek daug gerų, brangių, nežinau, kokių dar mašinų, gal tiesiog vadinkim jas gerais variantais, nes imkim A6 3 litrų, tada GLS-as 2,18 už 8 štukas, tada Q7 šitą už 4,5, kas dar Jeepas už štuką 9 ir GLC ten stovi. GLC dar kainos neturim iki galo, kadangi dar neturim dokumento ir nežinom, kiek visas procesas kainuos susimokėti už automobilį. Tai va, tai tokia savaitė. Tai lipam į kitą, o šią savaitę užbaigėm su 5 automobiliais. Tai nupirkom Audi A6 už $6,000, nupirkom Audi Q7 už $4,500, nupirkom GLS už $8,000, nupirkom GLC. Dar nežinom, kiek sumokėjom iki galo, nes dar neaišku.
tai dar reiks mokėti, dar nesimokėti visi pinigai. Tai va, tai jeigu įdomu, ką mes čia veikiam, ateikit pas mus į Facebooką, Instagramą čia viršui. Pamatysit, kiek viskas kainavo iki Klaipėdos, kaina Klaipėdoje, plus mokesčiai. Jeigu įdomu tai, ką darom, kur važiuojam, ką filmuojam, tai paspauskit subscribe, pakomentuokit, parašykit, kam nors nusiųskit. Tai kuo daugiau žmonių žiūrės, tuo smagiau kur tiesiog kažką bus filmuoti. O tai jeigu niekam neįdomu, tai kam tada daryti kažką, ne? Tai va, viskas. Keliamės į kitą savaitę ir susitiksim jau kitą savaitgalį. Iki.